Labas vakaras. Šiandien pralaimėjot kaip ir principinę kovą prieš BC KSP varžovus. Kaip vertinate jų pasirodymą šiandien? Laimėjo stipresni, žaidė geriau, paleidėm kaip visą laiką trečiam kėliny varžovas, taip ir pasivaidė. Kas nutiko, kad trečiam kėliny komanda kaip ir iširo, nebeliko žaidimo? Neįsivaizduoju, čia antras rungtynės iš eilės trečiam kėliny pasileidžiam, kažkas čia darosi, psichologija. Kaip situacija komandai, nes vienas žaidėjas paliko, išėjo iš salės dar ketvirtą kėlinio pradžioj? Ne, čia nepiktyviškai, čia jisai ant savęs turbūt supiko ir išėjo, kad žaidė. Tiek jūs, tiek varžovai šiandien iškovojo po 3 pergalės ir 1 pralaimėjimą. Ar tai buvo labai svarbi jums pergalė? Jo, buvo svarbi dėl patekimo į pirmą divizioną, bet matyti jau nepateksim, bet nieko, iškovosim pirmą vietą. Antram divizionė ir vėl kaposimės atkrintamosios. Ar esate patenkinti dabartinę jūsų situaciją komandos? Ne, tikėjomės geresnės situacijos, surinkom neblogą komandą, bet kažkas pasigavom trečiam kėlinį. Na ir kokie jūsų tikslai toliau? Kokie jūsų tikslai? Tikslai patekti atkrintamas, kad būtų nežemesnė vieta negu praeitais metais. Tiek, ačiū Jums. Ačiū Jums.